Šiandien sveikinuosi su jumis, būdama prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Šiandien ypatinga diena. Šiandien VMVT direktorė Audronė Mikalauskienė nutraukė savo tylą. Metus visuomenė laukia atsakymų į pačius karščiausius klausimus ir šiandien mes jūsų lauksime. Leiskite priminti, kas nutiko per tuos metus. Audronė Mikalauskienė labai daug dirbo gyvūnų gerovės srityje. Ji susitikinėjo su verslininkais, nes būtina išgirsti visas puses. Ypač tas, kuriams gal kiek mažiau verta kažką daryti, kažką keisti. Verslo lobistų ji už tai net buvo apdovanota modernumo lyderė. Jos pastangos gyvūnų gerovės srityje buvo įvertintos ir Lietuvos paršelių konfederacijos. Ši konfederacija jai įteikė padėką už išskirtinį indėlį į gyvūnų kančią Lietuvoje. Kaip tikra modernumo lyderė, Audronė klausėsi visuomenės balso, jūsų balso. Tiesa, kai šis tapdavo kiek įkyrokas, tekdavo pasitelkti ir teisėsaugos pagalbą. Na, bet kam nepasitaiko. Gerbėmieji žurnalistai ir tiesioginės transliacijos stebėtojai, aš žinau, kaip ilgai jūs laukite šio momento. Žmonės stebintys šią transliaciją už savo ekranų, aš jūs kviečiu užduoti klausimus komentaruose. Klauskite, jums tikrai bus atsakyta. Čia yra išskirtinė proga, kuri galbūt niekada ir nebepasitaikys. Taigi, aš nieko nelaukdama kviečiu VMVT direktorę Audronę Mikalauskienę. Gerbiama direktorė, žodis jūsų. Taip, ar mes turime klausimų? Taip, prašau. Labą dieną, gerbiama direktorė. Aš esu žurnalistė Indraja iš naujienų portalo vegetarupulsas.lt. Trumpas klausimas. Kaip apibūdintumėte valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos misiją gyvūnų gerovės srityje? Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prižiūri, kad būtų laikomasi aukščiausių maisto, saugos ir gyvūnų gerovės standartų. Gyvūnų gerovė mums yra labai svarbi. Mes siekiame, kad aukštesni standartai išliktų ir ateityje. O kaip Jūs manote, ar valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba reaguoja į visuomenės susirūpinimą gyvūnų gerovę? Visuomenės susirūpinimas mums yra labai svarbus. Mes siekiame dialogo su visomis suinteresuotomis šalimis. Man dialogas yra didžiausia vertybė. O jeigu labai nuoširdžiai, ar gyvūnų gerovė yra asmeniškai jums svarbi tema? Be abejo, man tai yra labai svarbi tema. Žinote, VMVT darbe mes susidurėme su iššūkiais. Kiekvieną dieną mes susidurėme su situacijomis, kuomet išlaikyti šaltą protą yra ypač sunku. Ypatingai, kai tai yra susiję su gyvūnais. Tačiau esame pareigūnai. Ačiū direktorė už atsakymus. Labadiena, gerbiama Audronė, žurnalistė Gabrielė iš portalo naujausiasnaujienos.lt. Aš turiu jums klausimą. Apklausos rodo, kad 77% lietuvių norėtų, kad paršelių kastracija be nuskausminamųjų būtų uždrausta. Sakykit, kaip tokie duomenys apie visuomenės nuomonę veikia jūsų sprendimą, ar tiksliau to sprendimo nebuvimą? VMVT visuomenės nuomonė yra labai svarbi. Mes jūs girdime, mes vertiname ir mes dirbame atsakingai, nuosekliai ir žinoma mokslu grįstai. Nes tik taip prasideda tikrieji ilgalaikiai pokyčiai. Sakykite, kiek kartų per šiuos metus jūs susitikote su kiaulių pramonės atstovais ar lobistais ir kiek kartų su gyvūnų apsaugos organizacijomis?
Mes nuolat inicijuojame pokalbius, inicijuojame diskusijas, inicijuojame dialogą, mes nuolat susitinkame su įvairiomis susijusiomis šalimis, su politikos formuotojais, su kiaulininkystės sektoriaus atstovais, mėsos gamintojų asociacijomis. Taip, bet jūs neatsakėte į Išklausyti klausimą. turi būti visi. Taip, bet jūs Visi. vien pažvelgus į jūsų viešą darbotvarkę matosi, kad jūs susitikinėjate su lobistais ir pramonės atstovais nuolat, o su gyvūnų apsaugos organizacijomis nesusitinkate iš viso. Tai ar galite pasakyti, kiek kartų buvote susitikusi su kuriais? Mums dialogas yra labai svarbus, ypatingai tokiu metu, kai yra labai daug triukšmo ir emocijos. Supratau, tai neatsakysit turbūt į šitą, bet tada aš norėčiau paklausti, bet progresyvios ES šalys jau uždraudė paršelių kastraciją be nuskausminamųjų. Sakykite, kas trukdo tokį sprendimą priimti Lietuvoje? Na, žinote, sprendimų priėmimą apsunkina ir Europos rinkos specifika. Lietuvos rinkoje realizuojama didelė dalis iš kitų ES valstybių įvežamos kiaulienos. Vienašališkas papildomų reikalavimų taikymas tik Lietuvos augintojams galėtų sudaryti nevienodas konkurencinės sąlygas. Bet gal jūs galite pateikti duomenų, kai jūs tai sakote, nes Danija, pavyzdžiui, didžiausia augintoja. Siūlote, atsiprašant, tą nuskausminimą, tai irgi nėra panacėja. Tai taip pat yra paršeliui skausminga. Ką jūs siūlote, tai yra dūris adatos paršeliui į sėklides. Ar jūs ką tik palyginote nuskausminimo procedūrą su kastravimu, gyvūno kastravimu be nuskausminamųjų? Jūs norite pasakyti, kad tai yra toks pat skausmas gyvūnui? Tai yra ne vienareikšmė nuomonė. O gal jūs galite pateikti šaltinių, tyrimų kažkokių, kuriais jūs remiatės taip sakydama? Mes darbo grupėje remiamės įvairiais moksliniais šaltiniais, juos analizuojame ir jais ateityje remsimės. O gal jūs galite nors vieną pacituoti tada, jeigu jau jais remiatės? Tikrai darbo grupėje mes remiamės moksliniais šaltiniais ir faktais. Ačiū, tai tiek. Gerbiama direktorė, jums klausimų turi ir daugiau štai atstovų. Štai gyvūnų prieglaudų atstovė, turim klausimų dėl jūsų darbo gyvūnų gerovės srityje. Labą dieną, gerbiamoji Audronė. Turiu jums klausimą. Gegužės mėnesį prie VMVT vartų prieglaudos laidojo gyvūnų gerovę. Kaip čia nutiko, kad maisto veterinarijos tarnyba, kuri turėtų dirbti gyvūnų labui, iš tiesų susilaukė tokio piketo, tokios protesto akcijos? Ką jūs galite apie tai pasakyti? Paršeliai kenčia, prieglaudos skęsta biurokratijoje, o jūs eilinį kartą nieko nedarote. Pakomentuokite situaciją, prašau. Mes labai gerai suprantame jūsų emociją, bet institucijos privalo išlikti profesionalios, jos privalo išlikti šalto proto, remtis faktais ir mokslu. Audronė, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Atrodo, kad jūs kartojate tas pačias frazes vėl ir vėl. Taip kartoju, jeigu jūs nesuprantate. Gal aš tada dar turiu klausimą. Jūs, Audronė, nuolat cituojate ekonominį argumentą kaip vieną iš pagrindinių, kodėl jūs nesiemate veiksmų dėl paršelių. Tai galbūt jūs galite pasakyti, kiek kainuotų paršelio nuskausminimo procedūra? Taip galiu pasakyti. Reikia įvertinti visus aspektus, nes yra ir pliusų kiekvienoje alternatyvoje, tiek yra ir minusų. Bet konkrečiai kiek kainuoja tai? Reikia apžvelgti visus aspektus. Tai, Audronė, visi sutinkame, kad nebegalime delsti, mes nebegalime diskutuoti. Gyvūnai kenčia dabar. Kodėl VMVT nieko nedaro? Aiškus, konkretus klausimas jums. Mes bendradarbiaujame su gyvūnų prieglaudomis. Mes turime pasirašęs sutartis. Tos sutartis, jos nėra tik tai formalumas, jos yra realių pokyčių pradžia. Bet, ponia Audronė,
gyvūnų gerovė ir kančios, apskritai visa tai, kas vyksta, nėra kažkokia abstrakcija, tai yra realybė. Su gyvūnų kančiomis visuomenė, gyvūnų gynėjai susiduria kasdien. Ar jūs esate buvusi prieglaudoje? Žinote, mano darbo specifika yra visai kitokia. Aš dirbu su teisės aktais, su specifikacija, su procesizacija. Ir aš su pavieniais atvejais šiaip jau, jeigu nežinote, nedirbu, tam yra inspektoriai. O sakykite, jūs esate mačiusi, kaip paršelis yra kastruojamas be nuskausminamųjų? Aš dirbu savo darbą ir tam yra, kaip minėjau, inspektoriai. O jūs kaip žmogus, ne kaip VMVT vadovė, ar manote, kad gyvūnas kenčia, kai jam yra be nuskausminamo išpjaunamos sėklidės? Tai yra ne vienareikšmė nuomonė. Moksliniai šaltiniai nurodo įvairius rezultatus. Bet kaip jūs... Mes privalome remtis faktais. Kaip jūs pati manote, kaip žmogus, ar gyvūnas jaučia skausmą? Na, galima nuspėti, kad paršelis jaučia tam tikrus pojūčius. Supratau, tai leiskite, aš jūs dabar pacituosiu. Jūs portalui LRytas LT praėjusiu metu gegužės mėnesį komentavote taip. Kadangi tokio amžiaus paršelių kastravimas gali būti vykdomas be nuskausminamųjų, todėl galima suprasti, kad tuo metu neseniai gimęs paršelis išgyvena siaubo ir skausmo kupinas akimirkas. Tai aš kaip suprantu, jūs prieš metus pripažinote, kad paršeliai išgyvena siaubą ir skausmą. Ir taip pat esate pripažinusi kitame interviu, kad jūs galite tai uždrausti vienu savo parašu. Sakykite, kodėl delsėte? Jūs iškraipote mano žodžius ir iškraipote mano faktus. Mes privalome remtis faktais, o ne emocija. Moderatorė, prašau, gal jūs jau darykite kažką, nes aš tikrai neprivalau čia būti ir galiu išeiti. Gerai, aš labai atsiprašau, gerbiama direktorė, tikrai nepabėkite, jūs taip retai viešai pasisakote. Mums labai svarbu, kad jūs čia esate, tai dar kartą dėkoju už tai. Turime jums klausimą nuo neseniai jūs apdovanojusios Lietuvos paršelių konfederacijos atstovo. Prašau. Labadiena, atstovauju Lietuvos paršelių konfederacijai. Malonu. Tai visų pirma, norėjau jūsų gerbiamą Audronę pasveikinti su gautų įvertinimų padėka ir paklausti, kaip jūs jautėtės ją priimdama. Visų pirma, labai dėkoju. Man tai reiškia labai daug. Man visada, žinote, mano tikslas yra vieną dieną susodinti visus prie vieno stalo. Aš tikiuosi, kad kažkada galbūt tai ir pavyks. O tokios padėkos kaip jūsų, jos rodo, kad mes einame teisingų keliu. O gal galėtumėt paaiškinti plačiau, ką jums reiškia toks pripažinimas iš Lietuvos paršelių konfederacijos? Man tai yra labai prasminga. Toks ženklas padėka ypatingai tokiu metu, kai aplinkui yra tiek daug triukšmo, ar ne, man tai yra labai svarbu. Bet jūs suprantat, kad ta padėka jums buvo įteikta sarkastiškai? Kaip? Su ironija. Sarkastiškai? Taip, ši padėka jums su ironija buvo įteikta. Padėka buvo už išskirtinį indėlį į gyvūnų kančią Lietuvoje. VMVT tęsia pradėtus procesus. Mano pagrindinis klausimas būtų, ar leidimas kankinti mažus paršelius dera su jūsų kaip vadovės vertybėmis? Vertybėmis. Mano vertybės, VMVT vertybės yra laikyti aukščiausius gyvūnų gerovės standartus. Ačiū, supratau. Prašom. Taip. Ačiū. Mes taip pat turime keletą klausimų iš socialinių medijų. Štai mums komentuoja žmonės. Monika rašo, Audronė, ar jūs turite vaikų ir jei taip, ar jūs leistumėte, kad jiems būtų atlikta kažkokia skausminga procedūra be nuskausminimo? Na, kaip kad paršeliams. Aš suprantu, kad to Monika klausia. Na, aš turiu 2 sūnus. Negalime remtis vien tik emocija, mes privalome remtis faktais ir mokslu. Ypatingai, kai dabar yra tiek daug triukšmo aplinkui ir tiek daug emocijos.
Taip, rašo Greta. Kiek dar paršelių turi iškentėti, kol darbo grupė baigs diskusijas? Išvadas rengiame, jos bus parengtos jau iki rudens, šio arba kito, arba dar kito. Rusnė rašo. Audronė, ar jūs kada nors laikėte rankose savaitės amžiaus paršelį? Žinote, aš jums pasakysiu, čia toks šantažas yra jau ties riba. Jau čia ties riba atvėrė vartus. Toks šantažas. Vieno asmens mane stebina. Paskutinis tuomet klausimas iš socialinių tinklų. Šarūnė rašo, Audronė, na, jums gali gal nepatikti šitas klausimas, bet klausia, o kaip jūs naktimis užmiegat? Kaip aš užmiegu naktimis. Aha, čia toks asmeninis gan klausimas, bet kaip jūs miegat? Jūs mane žudote. Toks šantažas jau yra ties riba, atvėrė vartus. Gerai. Mes esame pareigūnai. Procesai yra pradėti. Dialogas. Vienasmeniškai aš negaliu. Mano tikslas yra susodinti visus prie vieno stalo. Gerai, viskas, šita konferencija. Palaukite, Audronė, paskutinį klausimą atsakykite. Patį paskutinį. Ar galime? Ar turite dar? Dar turiu vieną lašą kantrybės. Gerai, tuomet paskutinis klausimas. Ar turime? Gerai, prašau. Gerbiama direktorė, po visų šių atsakymų mes turime jums vieną bendrą klausimą, kurį užduoti tikrai nelengva, bet žurnalistinė pareiga liepia. Mūsų redakcija iš kelių nepriklausomų šaltinių gavo informacijos, kad jūs ne šiaip delsite priimti sprendimą dėl paršelių kastravimo be nuskausminamo, bet mėgaujatės pačiu šio klausimo delsimo procesu, kad darbo grupės posėdžiai, kurių metu valandas detaliai aptariami paršelių kastravimo metodai jum ne problema, o malonumas. Kad paršelių klyksmai jums ne našta, kurią reikia spręsti, o fonas, prie kurio maloniau dirbti. Šaltiniai paliko norą būti anoniminiais. Gerbiama direktorė, ar galėtume tai pakomentuoti? Mes esame pareigūnai, jūs mane žudote, atviras šantažas yra ties riba. Bet čia ne šantažas. Čia yra vieno asmens šantažas. Ne šantažas. Aš negaliu patikėti, kad teisinėje valstybėje iš viso tai yra legalu. Šita konferencija yra baigta. Ačiū visiems labai. Taip, labai atsiprašau. Panašu, kad direktorė turėjo skubių reikalų. Suprantama, metai tikrai buvo intensyvūs. Taip, aš tiesiog noriu padėkoti žurnalistams, kurie čia gyvai atėjo ir uždavė šiuos pačius svarbiausius klausimus. Noriu padėkoti tiesioginės transliacijos stebėtojams už puikius klausimus ir suprantu, kad tikrai ne į visus spėjome atsakyti. Nenusiminkite. Į juos dar direktorė gali atsakyti. Yra kitas būdas. Patikimas būdas. Direktoriai geriausia mąstyti apie gyvūnus, kai jie gauna laiškų. Daug laiškų. Į savo elektroninio pašto dėžutę. Parašykite jai. Paklauskite, kada jie uždraus beprasmį ir absurdišką gyvūnų kankinimą. Kada jie padės tą vieną parašą, kurio reikia, kad Lietuvoje būtų uždrausta paršelių iki 7 dienų kastracija be nuskausminimo. Visas instrukcijas, kaip tai galite padaryti, rasite tinklalapyje www.parašykdėlparšelių.lt. Ačiū Jums dar kartą. Ačiū, kad kovojate už gyvūnus. Ačiū, kad kovosite iki galo. Iki kitų kartų.